Tiesa, šiandien aš žaisiu Story Defenders Open World. Čia lietuviškai būtų kaip ir Sandėlių karai. Kažkas tokio panašaus. Tai čia atsiemat savo plotą. Kadangi aš jau patyręs biškį, tai aš ieškau kur arčiau geresnių sandėlių. Okay. Man reikia kažkur čia. Ai ne, offline neselin. Tai aš dabar yra viskas. Nu, aišku, jūs ten ir pradėsite čia. Štai 5000. Štai sunkvežimis. Tai tikslas šito žaidimo yra nueiti į sandėlį, jį laimėti ir tada parduoti savo daiktus parduotuvėlį tokioj. Va, man kol kas čia yra geriausia. Tai va, čia kainuoja $5 ten, čia mokėti. Ir kainuoja iš viso sandėlį, tai va, nusipirkęs sandėlį. Nu, aš jums vėliau parodysiu. Nusipirkęs sandėlį ir tuomet mums reikia pataikyti. Tada tuos laimėtus sandėlių padedate į savo parduotuvėlę. Ir eina pirkėjai pirkti iš tavęs. Tai jie pasiūlo arba pigiau, arba mažiau. Tai siūlau neimti, jeigu siūlo mažiau procentų. Ateina, pavyzdžiui, turtingi žmonės arba visiški bomžai beveik. Tai ir ateina vidutinio turtingumo žmonės, kurie siūlo irgi neblogas kainas. O neturtingi. Neturtingi šiaip neperka dažniausiai, bet ant daiktų procentus tai irgi yra gerai, bet jie jau turtingi, tai jie keisti biški žmonės būna, nes jie ateina ir, pavyzdžiui, nusipirka pigesnį daiktą. Vietoj to, pavyzdžiui, anksčiau turėdavau picas už 8 centus kažkaip. Tada ten pasižiūri į kokį nors šaldytuvą už $80. Sako,
toks gabaliukas. Arba piršiai kartais būna, kad nueina picos gabaliuką ir pasako, kad man per gabaliuką, tada nusipirka kokie, nežinau, kaip vending mašiną už $300. Tai turtingi žmonės yra keisčiausi. Bet ką padarysi. Bet kartais turtingi žmonės tau labai padeda. Bet daugiausiai čia yra šoperių šitų. Ir jo, jie pasiūlo visai neblogas kainas. Aš esu nusipirkęs menedžių už 100 džemų šitų. Nebėra visko. Tai gerai. Tai jis kaip ir automatiškai stebi. Bet offline, kai esi nesėdi. Ir stebime, kad viskas padėtų man tai jau. Tai va, tai dabar parodysiu, kaip veikia tas sandėlis. Sandėlis $5. Šį kartą mane pasisekė. Tai va, reikia pataikyti ant tos žalios linijas. Skaičiuoju ir nusipirkti $35. Viskas kainuoja kelis $7. Na beveik. Bet realiai tai tau atsiperka už vieną daiktą. Tokie sandėliai. Skirtingi. Tai va, ten yra žemėlapį, galite pažiūrėti. Yra ten garažas, kur gali nusipirkti mašiną. Bet jau brangiai geriausiai visi. Mažai brangiai. Nu, aišku, čia tik trečiai. Nu, gal nereikia labai daug. Kokius 2 valandas per dieną. Ir per 3 dienas o sekanti mašina ten kainuoja, tau reikia 125 000 turėti. Tai jau sekančią turi ilgiau. Tai va. Šis žaidimas. Nu, aš neturėjau ką kelti. Tai reikia kažką tokio. Yra labai populiarus, bet ne. Jį žaidžia apie 30 000 žmonių. Tai čia nėra populiarus, bet nėra. Jeigu žiūrės ant karus ir jums patinka, tai galite pabandyti. Pirmiausia, aš dedu ant šitą, mažesnį, dedu ant šitą, bet kas gali dėti. Tai va. Jo, pradžiai ten gali užknisti biškį, nes mašina 100 kg paveža, inventorius jeigu tik tai 20 gal daiktų gali. Tai va. Bet paskui, kai jis važiuoja. Ir pradžiai, jeigu pastebėjote, ten yra toks konkuliatorius, tai jo tikrai pradžiai nenaudokit, nes jums tikrai atsipirks, nesijaudinkit, bet kai pasieksit bet man dabar kartais
Kartais neatsiperka, bet tik keliais eurais, tais doleriais. Tai mano lygių dar pasiekė irgi nesiūlau. Siūlau pradėti naudoti kalkuliatorių, kai jau bus didelių problemų, nes pirkti keliasdešimt dolerių kažkas tokio. Tada gali turėti, nežinau, čia jau pagal jūsų požiūrį verta. Kalkuliatorių, nepasakiau, ką daro kalkuliatorius, tai na, kalkuliatorius padaro, kad apskaičiuoja, kiek tas sandėlis vertas ir gali nuspręsti, verta tau dar statyti ar ne. Tai va. Tai paskui parduodat savo visus daiktus ir važiuos toliau į sandėlį. Gerai, ką čia dar pasakyti. Gerai, tai va, čia paspaudžiu žemėlapį. Čia galite ir kitų žiūrėti tos parduotuvės. Čia tas sandėlis, kuriame aš pirkau. Jums reikia iš šitą varyti, jeigu jūs pradedantysis esat. Tada čia ta mašinų parduotuvė. Čia gali sutaisyti, bet aš įsigijau tą wrenchą, tai man nereikia taisyti. Čia nes nuvažiuoti išplauti daiktus. Tipo, jeigu matot, kad surūdyje, tai išplaunat ir ten jau automatiškai pagal ten kažkaip procentais apskaičiuoja, kažkiek dolerių pakelia. Aš ten buvau išplojęs auksinį šaldytuvą, tai man gal iki 50 dolerių, o jis neišplautas gal buvo kokie 280 ar 90, man pakėlė iki 330 gal. Tai va, tokios pagrindinės vietos turiu. Tai va, aš jums aprodžiau šitą žaidimą, o komentuokit, kokį žaidimą man dar išbandyti. Palaikinkit videoje, pasisveikinkit ir viską.